Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir dar viena Android pamokėlė. Tiesiog ne pamokėlė, o šiokia tokia apžvalgėlė apie naująją, arba jau nebe labai naująją Android Marshmallow operacinę sistemą. Taigi Android 6 yra ši operacinė sistema. Jeigu nueitume į settingsus, į About Phone ir matome Android 6. Ir paklikinus ant Android 6 galime pažiūrėti, kaip atrodo logotipas šios operacinės sistemos ir taip pat pažaisti Flappy Birdą androidinį, kurio neįmanoma pereiti. Nu, dar kartą. Va. Žodžiu. Tai va, Android 6 pasirodė 2015 rudenį. Na ir tai nėra vizualiai, tai nėra labai didelis atnaujinimas, tai daugiau bugų taisymas ir įvairių niuansų gerinimas. Kaip pavyzdžiui, kas man asmeniškai į akis pirmą krito, tai tiesiog pasikeitė fontas laikrodžio. Taigi užrakinus ir atrakinus šis fontas buvo šiek tiek kitoks. Taigi toks paprastas dalykas. Taip pat, kas dar pasikeitė, tai kitas dalykas, kaip ikonos yra. Vienas iš didesnių pakeitimų, kaip ikonos yra išrikiuotos. Būdavo langai iš kairės į dešinę, keli langai, o dabar tiesiog aukštyn žemyn ir galime paspausti ir nuvažiuoti prie tam tikros raidės, jeigu žinote, kokio apso jums reikia, arba tiesiog čia įrašyti, kokį norite Facebookas ir suras tuos apsus jums automatiškai. Taip pat, kas dar vienas dalykas atsinaujino, tai paspaudus garso mygtukus. Matome, yra mūsų sisteminis garsas ir dabar yra tokia varnelė žemyn. Ir paspaudus ant tos varnelės mes matome, yra visų sistemos garsas, muzikos garsas ir aliarmo garsas. Taigi šiuos visus garsus galima greitai ir patogiai keisti tiesiog šiame meniu. Nereikia eiti į settingsus, o viskas yra labai greitai pasiekiama. Taip pat, jeigu mes numažinsime viską, matome, yra vibracijos režimas ir jeigu mes dar pamažinsime, matome, kad tik tai aliarmai bus galimi. Taigi jūsų telefonas jums nepranešinės apie nieką, tiesiog bus tik tai aliarmai. Taigi iš ryto nepramiegosit paskaitų, bet jūs negausite jokių pranešimų apie žinutes arba skambučius ir panašiai. Taip pat, kas dar pasikeitė, tai copy-paste, teksto kopijavimas. Dabar yra šiek tiek panašiau į iPhone, man rodos, nes norint pažymėti tekstą, iškart žymima po žodį. Taigi, jeigu matome, galime žymėti ir po raidę, bet dažniausiai va taip žymima po visą žodį, kas yra patogu. Ir taip pat matome viršui copy-paste, mygtukai atsiranda automatiškai, taigi copy-pastas pasikeitė. Taip pat yra integruotas fingerprint readeris, šis telefonas neturi fingerprint readerio. Taigi man tas nelabai aktualu, bet jeigu jūsų telefonas yra pritaikytas, kad būtų skaitomas jūsų piršto antspaudas, tada super, viskas integruota. Taip pat yra šiek tiek apsų apsauga sustiprinta. Jūs galite kiekvienam apsui nuėję į to apso settingsus, jam leisti arba neleisti prieiti prie tam tikrų resursų. Taigi, loading. Nežinau kodėl, bet man kartais šis telefonas veikia gan lėtai. Jisai su ankstesnė operacinė sistema geriau veiktų, dabar kartais jis man pradeda laginti, taigi nesu tikras, ar čia operacinė sistema, ar čia aš susiinstaliavau virusų. Taigi, matome, yra permissions, nuėjus į tą apsą ir šiuo atveju tik tai vienas permissionas šiam apsui. Pažiūrėkime kokį nors gal kitokį apsą. Šis turėtų turėti daugiau sisteminių. Ne, nieko iš vis nereikia. Amazon Music. Permissions. Matome, šis apsas turi
leidimus prieiti prie telefono, kontaktų ir laikmenos. Ir galime, tarkime, jam uždrausti, kad neturėtų prieimimo prie mano telefonų ir mano kontaktų, nes nėra ko čia tavo Amazon appse raustis mano kontaktuose. Taigi, sustiprinta apsauga. Taip pat yra pasikeitę šis meniu šiek tiek. Ir jas galime, kai kurias iš šių ikonų galime keisti. Taigi, paspaudus, pavyzdžiui, ant hotspot ir palaikius, matome, kad galime ją pakavoti arba tiesiog atšaukti. Ne visas jas eina keisti, kai kurių tiesiog neina, nes jos yra sisteminės, o pavyzdžiui hotspotas, tai jeigu pašalinsime, hide, jisai dingsta iš čia, bet nuėjus į settingsus, į more, prie Wi-Fi ir tada portable hotspot ir jeigu mes šį hotspotą įjungime, jis vėl atsiras štai čia. Taigi šis meniu šiek tiek pakeistas, kas dar tokio didesnio. Taip pat šis hotspotas gali būti 2,4 arba 5 GHz. Galime pažiūrėti hotspotas ir čia galime pasirinkti dažnį, taigi 2, 4 arba 5. Taip pat bus skrynas šiek tiek kitoks, bet čia grinai kosmetinis atnaujinimas. Kas dar? Doze. Vienas didžiausių atnaujinimų yra Doze, kuris leidžia dozuoti jūsų baterijos eikvojimą. Taigi dabar, tarkime, nueiname į šį meniu ir čia viršų matome yra baterija. Ant jos paspaudus matome, kas naudojo jūsų bateriją ir dabar mano telefonas buvo neseniai pakrautas, nelabai matosi šiuo atveju, bet jeigu, tarkime, būtų per naktį telefonas nepajungtas į elektros tinklą, būtume matę, kad baterija yra vos naudojama ir iš ryto atsikėlus jūs vis dar turėtumėte vos keliais procentais mažiau negu prieš einant miegoti. Taigi, Doze yra tiesiog būdas, kad pats telefonas aptinka, ar jis yra naudojamas ar ne, ir jeigu jis nėra judinamas ir nėra naudojamas, tada jisai tiesiog limituoja visų apsų ir panašiai, ir tada tiesiog saugoma baterija ir jos užtenka ilgiau. Na ir dar vienas atnaujinimas, tai yra Google Now, kuris yra štai čia, paspaudus ant šio sisteminio mygtuko Google, informacija ant tapo. Nežinau kaip čia lietuviškai, bet tarkime, jeigu nueisiu į kokį nors Twitterį, susirasiu ką nors gero arba ne. Tarkime, Prancūzija. Tarara. Ir dabar, jeigu paspausiu ir palaikysiu ant Google Now, jis man išmes informaciją apie kas yra jūsų ekrane. Taigi matome, šiame tweete yra paminėtas Paryžius ir man išmetė Google'as informaciją apie Paryžių ir galiu čia atidaryti Google'e apie Paryžių, apie Mapsus, Wikipedia ir panašiai naujienos apie Paryžių ir taip toliau paveikslėlė. Taigi, jeigu ką nors norite paguglinti, jums nereikia įvedinėti nieko, o tik tai, ką matote ekrane, paspaudžiate ir palaikote sisteminį mygtuką ir tada Google'as pats nuskanuoja ekraną ir išmeta šiek tiek informacijos apie tai, kas yra jūsų ekrane. Ir taip pat dar vienas pakeitimas, tai pajungus USB kabelį. Jeigu aš pabandyčiau dabar pajungti. Matome, yra dabar ikona USB for charging. Taigi, jeigu norite, dabar yra tik tai kraunamas telefonas ir jūs nematysite savo SD kortelės, o jeigu norite matyti SD kortelę, jums reikia pasirinkti šį file transfers mygtuką ir tada jūs galėsite perkelti failus į savo telefoną. Taip pat yra fotografijų ir MIDI, nesu tikras, kas yra MIDI. Taigi, štai tiek apie Android 6 operacinę sistemą. Kaip ir visada, Android operacinė sistema pirmiausia yra įdiegiama Nexus prietaisuose. Taigi matome, čia yra Nexusas ir jisai visą laiką gaus vienas iš pirmųjų šiuos sisteminius atnaujinimus, o jeigu turite Samsung, HTC ar panašiai,
tai gali tekti palaukti gan ilgai arba kartais net iš viso negausite atnaujinimų, jeigu jūsų prietaisas yra gana senas. Taigi, štai tiek apie Androidą. Paminėjau pagrindinius Marshmallow Zephyro atnaujinimus. Jeigu ką nors svarbaus praleidau, duokite žinoti, bet ko gero paminėjau visus svarbiausius. Yes! Naujas rekordas. Boom! Svarbiausius Marshmallow atnaujinimus. Na ir ką, šiai pamokėliai tiek. Susimatysime kitoje. Iki.